Tabelį galima išeksportuoti keliais būdais. Nueikite į grafiką, kurio tabelį reikia išeksportuoti. Atidarykite skiltį Faktas. Išskleiskite failai. Pasirinkite eksportavimo apimtį. Tuomet nustatykite laikotarpį. Laukelyje šablonai galite pasirinkti šabloną, pagal kurį bus formuojamas tabelis. Langelyje statistika pamatysite informaciją apie faktinių įrašų būseną, kiek faktinių įrašų yra suformuotų ir kiek dar ne. Atsisiųskite tabelį. Tabelis įprastai formuojamas pasibaigus mėnesiui. Esant poreikiui iš anksto atsisiųsti tabelį, galite išeksportuoti preliminarų tabelį. Optas tabelyje dar nesuformuotus fakto įrašus paruoš pagal sudaryto grafiko duomenis. Tabelį skiltyje Faktas galite atsisiųsti ir naudojant filtrą. Atidarykite Filtras. Pasirinkite, pagal ką filtruoti. Tuomet grįžkite į skiltį Failai. Atsisiųskite tabelį. Atidarykite skiltį Personalas. Išskleiskite failai. Langelyje informaciją matysite darbuotojų skaičių, kurie bus įtraukti į tabelį. Atsisiuntus tabelį iš personalo skiltės, jis įtrauks visus jums matomus darbuotojus pagal pasirinktą eksportuojamo tabelio apimtį. Atidarykite skiltį Personalas ir išskleiskite filtrą. Pasirinkite padalinį iš sąrašo. Paspauskite Failai. Atsisiųskite tabelį. Atidarykite skiltį Personalas ir išskleiskite filtrą. Pasirinkite darbuotoją iš sąrašo. Paspauskite Failai. Langelyje informaciją matysite, kad darbuotojų kiekis pasikeitė į 1. Atsisiųskite tabelį.